Trys dalykai, kurie didina pasitikėjimą savimi ir kuriuos aš pats asmeniškai ant savęs esu išbandęs ir puikiai žinau, kad tai tikrai veikia. Pirmas. Pabaik vieną mažą dalyką iki galo. Ir elementarus pavyzdys vyrams. Šiandien sutvarkau virtuvės spintelės dureles, kurios pusę metų klibėjo. Pavyzdys moterims. Šiandien sutvarkau vieną stalčių virtuvėje, išvalau, atrinku, kas yra reikalinga, o kas nereikalinga, išmetu. Kai vakare gali pasakyti padariau, galvoje atsiranda jausmas, aš galiu pasikliauti savimi. Ir pasitikėjimas kyla ne nuo planų, o nuo mažų užbaigtų dalykų. Antras pavyzdys. Kai kalbi, nežemink savęs. Pasitikėjimas dingsta, kai pradedi kalbėti nuo atsiprašau ir gal. Sąmoningai pagauk šitas frazes ir pakeisk kitais žodžiais. Ir čia keletas pavyzdžių. Ar galėčiau paklausti? Pakeisk į turiu klausimą. Skamba paprastai, bet tonas visai jau kitas. Gal aš klystu, bet pakeisk į mano nuomonė yra tokia ir išdėstai savo mintis. Tu nepuoliai ginčytis, bet tiesiog aiškiai pasakai, ką galvoji. Jei rašai ar sakai atsiprašau, kad trukdau, pakeisk į rašau dėl arba galiu paklausti dėl. Tu netrukdai, o sprendi svarbų klausimą, svarbų reikalą. Ir svarbiausia yra pasakyti tą sakinį lėčiau, be skubėjimo. Viena mintis, vienas sakinys. Kuo mažiau save žemini žodžiais, tuo rimčiau tave priima ir kiti. Pasitikėjimas savimi auga nuo to, kaip tu save pateiki kasdieniniuose pokalbiuose. Trečias dalykas. Kasdien padaryk vieną mažą dalyką, kurį vis nukeli, nes nejauku. Ir pavyzdžiui, paprašyk tinkamos kainos už savo darbą. Pasakyk ne, jeigu tikrai kažko tai nenori. Paklausk, jeigu kažko nesupratai, vietoj to, kad paskui nervintumys. Primink apie skolą normaliai, be kalties jausmo. Mandagiai užbaik pokalbį, kuris tave erzina. Kai vieną kartą padarai tai, kas iš pradžių atrodo nejauku, kitą kartą viskas yra žymiai paprasčiau. Nes pamatai, kad niekas nesugriuvo, tu nenukentėjai, o tiesiog pasirūpinai savimi. Ir apibendrinant, pasitikėjimas savimi nėra talentas ar duotybė. Tai įrodymų rinkinys, kurį susikuri kasdien. Parašyk komentaruose vieną situaciją, kur labiausiai trūksta pasitikėjimo. O jeigu šitas video buvo naudingas, pasidalink su kitais. Siunčiu tau šviesos.